Devintasis turas, pirmo rato pabaiga, Radviliškis prieš Jonavos Vikingus. Šiandien tokia rezultatyviausias Radviliškio komanda. Čia Radviliškėje Vikingai laimėjo 6-0, dabar Vikingų proga ir 1-0 Paulius Osauskas išveda komandą į priekį ir šiandien galima pasiųsti visiems linkėjimus Lietuvoje. Pergalės turi dabar Vikingų ataka, smūgis dar vieną. Sujuchno, Vasilijus bus tęsti žaidimą ir štai čia pavojinga proga. Levičius dabar prieš Karlosą Bermudesą, smūgis ir 2-0 Karlosas Bermudesas. Čia jau individualus meisteriškumas, iš kampo smūgiuoja Karlosas ir pelno savo trečią. Čia Vikingų ataka, Kravcovas emocijas, bet žaidimas tęsiasi ir jau pabaigos. Na, pirmajame kėlinyje nemažai įtis Vasilijus, dėl ko jis praleis savo artimiausias rungtynes. Gustas Jaskutis. Ir vyksta rungtynių taurėje. Nebilevičiaus smūgį. Karlosas Bermudesas. Jo sukurta galimybė, aštrus perdamas ir komandos draugai, o konkrečiai Šarūnas Činikas dėkoja Karlosui Bermudesui. Sukūrė šis žaidėjas stringa varžovų apsuptyje. Vikingų atsakymas. Martišovas. Tiesa, dabar štai taip, Ignas Jonaitis gauna kamuolį, jo perdamas Juozapaičiui ir niekaip nepavyksta įmušti. Petravičius prieš Jaskutį, 1-3. Šeimininkai savo įvartį pelno ir šeimininkai dar turi šiek tiek laiko. Dar kartas Petravičius jau skuodžia į priekį ir atsakymas Agnius Juozapaitis taip pat pasižymi. Ir kaip džiaugiasi Agnius Juozapaitis. Na, tai yra tos emocijos, kurios tikrai išjudina kiekvieną esantį čia Radviliškį. Stabdyti varžovų išpuolį dabar jau Renanas. Karlosas Bermudesas ir 4-2. Štai taip. Turėjai progą pats, iki galo jos išnaudoti nepavyko ir gauni labai skaudų smūgį iš varžovų. Karlosas Bermudesas muša Paitis. Du varžovai šalia, vienas iš jų kamuolį perima. Dabar Vikingų proga. Ilgas perdamas, nukeliauja kamuolys iki Alverso. Čia jo Vasilijus dabar prieš Aivarą Rutį. Vasilijus ir jo įvartis. Ko gero, tai jau yra viskas. Rezultatas tampa 5-2. Vasilijus taip pat pasižymi. Radviliškis praranda kamuolį. Činikas. Yra proga ir šeštam. Deda ir šeštą. Šarūnas Činikas. Antrasis jo įvartis šiose rungtynėse. Na ir kažkiek rezultatas gali netgi iškreipti. Taip pat komandoje pasižymėjo ir dar vienas žaidėjas. Čia pasižymė Radviliškis. Kristupas Petravičius su šypsena veide. Dar perima kamuolį Radviliškis. Tęsiasi jų ataka ir galima pasveikinti Jonavos komandą su pergale, bet galima pasveikinti ir Radviliškį su gera kova. Pakankamai solidžios rungtynės. Ar daugmaž pavyko įgyvendinti, ką planavot? Nu tai aišku, planavome neprasileisti įvarčio ir manau, kad pusantro kėlinio tai pavyko, o po tų praleistų įvarčių kažkiek pasėdom ir visą laimę, kad tie įvarčiai greiti mūsų jiems leido laimėti šitas rungtynės. Daug geltonų kortelių, ar netrūko emocijų? Emocijų čia turbūt niekada netrūks, Radviliškį visą laikas, tiek sirgalių daug ateina, tiek pati komanda išreiškia daug emocijų ir turbūt ir mes įsiveliame į jas. Ir, žinot, čia gal nevertinsiu aš čia nieko, bet keli epizodai tokie ant klaustuko buvo. Pirmas ratas ne pats sėkmingiausias, ko tikitės antrojo rato metu? Tai manau, kad diena po dienos mes turėtumėm gerinti tą žaidimą. Aišku, tą lentelę, kaip ir jau visi matom, netenkina mūsų ir turim lipti iš tos duobės ir kilti viršų, bet nežinau, kažkiek psichologiškai turbūt sunku dabar nusiteikti ir turim
turim ir tų žaidėjų ir viskas, bet kas atsitinka mum, aš neturiu net tų progų. Praeitose rungtynėse mes ten, nežinau, kiek susikūrėm dar 2 rungtynėm į priekį, bet niekaip negalime realizuoti. Gal tą reikia gerinti treniruotėse. Daug dirbam, sunkiai dirbam, bet rezultato dar nėra, bet aš labai tikiuosi, kad jisai ateis. Tai kokie pagrindiniai šiandien buvo tikslai ir uždaviniai rungtynėse? Tai pirmiausia, norėjom duoti gerą kovą varžovom, kad nebūtų lengva pergalė, tai manau tą pavyko padaryti, nes susirinko tikrai nemažai fanų ir savo namuose negalime mes žaisti, kad kaip prieš Žalgirį, kad ten per 4 minutės jau gaunam 4 įvarčius ir varžybos yra nuspręstos. Tai iš tos pusės ganėtinai esam patenkinti, tačiau rezultatas dėja ne į mūsų naudą. Na, kas būtent pavyko rungtynėse? Tai, manau, pasidarėme savo dalykų, įsimušėme ir 1, 2, 3 įvartį, pabandėme ir 5 išeiti, tai nebuvo žaidimas, kad visą laiką būtume gynyboje. Tai savo uždavinius kaip ir pasidarėme, dėja Vikingai šiai dienai geresnė komanda. Baigėsi pirmas ratas, koks būtų jo bendras vertinimas? Na, manyčiau, visai teigiamas, kol kas sakytume, nes tikrai ganėtinai, nežinau dabar kaip ten ta lentelė, kelintoj vietoje stovime, prieš tai lygtais buvom 4, bet esmė, kad būti per vidurį, tai čia mums yra tikrai gerai. Ir matysime kaip antras ratas, kol kas čia per anksti gal džiaugtis ar liūdėti, tai dar visas ratas prieš akį.